Viso Lietuvos elito, bent jau ta dalis, kur yra matoma, gyvenimo tikslas yra rusofobija. Visas jų gyvenimas sukasi apie rusofobiją. Pas juos viskas normaliai. Jie dėl to pakliūna į valdžią, gauna galimybę vogti pinigus, žudyti valstybę, jausis labai svarbiem, gauti postus Briuselyje, kaip ir viskas tvarkoj. Bet, net nežinau gal kiek, bet labai didelė Lietuvos gyventojų dalis, o gal netgi didžiausia, irgi jų gyvenimo dalis tai yra rusofobija. Bet koks video mano komentarai, ne tik mano, to pačiose 15 minučių, visose kitose žiniasklaidose, visa informacija, kuri nors kiek, nors biški turi kažkokį tai kvapelį Rusijos, jinai sulaukia daugiausia dėmesio. Bet ką parodyk iš Rusijos ir visi puls, visi žiūrės, 100 000 peržiūrų, netgi mano, tokio išvis niekam nežinomo influencerio arba blogerio, turintis tai kelius tūkstančius šitų sekėjų, visą informaciją apie Rusiją renka 100 000 peržiūrų, 100 komentarų. Ir dabar įsivaizduokit, jeigu tu toks pat esi, be Rusijos gyventi negali, vieną gražią dieną paaiškėja, kad Trumpas susituria su Putinu ir mus atiduoda Rusijai. Tiek to, neatiduoda Rusijai. Bet Trumpas jau sakė, kad Putinas geras vyras. Aišku, dabar to persigalvojo, bet žinant mes Trumpą, kad jis gali 3 kartus į dieną pasakyti Putinas geras, 3 kartus sakyti Putinas blogas. Bet visi ekonominiai dėsniai, visi politiniai dėsniai ir visi psichologiniai dėsniai, politekonomija rodo, kad Trumpai arba Amerikai, nesvarbu ten kas bus jos prie jos vado, jei vadovaus, jiems reikia tartis su Rusija. Daug yra argumentų, daug galima būtų pasakoti, bet supratau vieną. Jeigu video būna 2 mintys arba 2 argumentai, šitoje vietoje jūs jau pasimetat. Tai dabar bandysiu tarėti trumpus video. Pakalbėkime apie tą pačią rusofobiją. Įsivaizduokit, iš jūsų gyvenimo pradingsta rusofobija. Ir paaiškėja, kad rusai mūsų kaimynai. Ir kažkaip toliau su jais reikia gyventi. Mes negalim ištrinti į žemėlapio Rusijos. Pažiūrėkit, kokios ir dydės. Kas toliau bus su tavo gyvenimu? Įsivaizduok, tu rusofobas. Dar kai neapsikiausių žodžių ten yra su Rusija surištų. Ir griūna. Paaiškėja, kad su Rusija reikia gyventi. Reikia prekiauti, reikia draugauti. Nedaug dievė, mes pakliūsim į Rusijos ratą. Trumpas atiduos mus Rusijai. Kas bus su tavo gyvenimu? Pagalvokit kartais apie tai. Aš suprantu, kad tai yra žiauri tema, tai yra baisi tema. Taip niekada gyvenime nebus. Nebus dėl to, kad nebus. Man patinka jūsų argumentai. Jūs esate nuostabus. Argumentai tai jūsų yra pasaka. Nebus dėl to, kad taip nebus. Genialūs, tokie, aš manyčiau, moksliniai argumentai. Tad pagalvokit, mėlyjeji. Politikai viskas aišku. Politikai ten kepurę pasikeiskis. Oi, mes čia visą laiką aš buvau Rusijos draugas, nes labiau, kad mūsų politikai viską daro, kad Rusija stiprėtų. Nei vieno nenurodėt veiksmo, ką padarė mūsų politikai, kad susilpninti Rusiją. Tai iš to mes gerai galim padaryti išvadą, kad visi mūsų politikai apsimeta rusofobais, o dirba Rusijai. Bet ką jūs, mėlyjeji, darysit, rusofobai? Kai reikės bučiuotis su rusais. Nenorėčiau, kad tai būtų aišku, nes priešingai tai reiškia, kad mes išvis viską netekom. Nors mes nieko ir neturim, valstybės mes neturim, elito neturim lietuviško, tautos irgi beveik neturim. Bet tauta dar gali įsivalyti. Žiauriai, per daug mirčių, skaičiau per karą, bet karas kol kas nenusimato. Patys aktyviausi, norintys nusižudyti, kare išvažiavo į Ukrainą. Žinome, nežinom, čia jau kitas yra dalykas. Tai vat, mėlyjeji, dar kartą susimastykit. Kas bus su jūsų gyvenimais, kai paaiškės, kad Rusija mūsų draugas. O dabar bus čia komentarų. Bet kokia atveju, jūs nuostabus. Jūs tiek stengiatės, tiek rašot komentarų, tiek žiūrit mano video. Ar aš galėčiau jūsų dėl to nemylėti? Taip, jūs nuostabus ir aš jums myliu. Ir tikiuosi, jūs nepaliksit mano kanalo ir toliau stebėsit ir būsit labai aktyvus.
Tuo labiau, kad tas visas dalykas aštrės ir jums kažkur reikės išleisti visą tą pyktį, neapykantą ir nuoskaudą, kad griūna jūsų rusofobinis pasaulis.